Labas rytas, mėly senjorai ir visi, kas prisijungė prie judėjimo 30 dienų noriu, galiu, judu. Šiandien diena bus tik puikiai. Dalykai vyks tik geri. Kūnu rūpinti svarbu, noriu, galiu ir judu. Taigi pratęsime mūsų mankštos pamokėlės ir šiandien parodysiu jums be galo efektyvų pratimą išvalyti savo rankų ir kojų venas, suaktyvinti veninę kraujotaką, o taip pat limfinę sistemą būtent išvalyti ir suaktyvinti. Taigi, kaip ir pirmą dieną, pasidedant pagalvę į šoną, atsigulant tiesiai, ką mes darom? Pakeliam rankytės, kojytės ir įjungiam vibraciją ir judinam. Galim į laikroduką pažiūrėti, kad ne mažiau 2 minučių mes išvalome savo venas ir limfinę sistemą. Iš pradžių neišeis padaryti 2 minutės, gal iš pradžių išeis tą padaryti 1 minutę, paskiau 1,5, o paskiau pereisim prie 2 minučių. Bet geriausia būtų šitą pratimą daryti 2 minutės, tada tikrai mūsų kraujagyslės išsivalys. Nelabai gerai atrodo, bet iš tikrųjų šis pratimas yra labai efektyvus. O kaip kvėpuoti darant šitą pratimą? Kvėpuoti reikia laisvai, o jeigu kalbant apie kvėpavimą, geriausia būtų kvėpuoti kuo lėčiau. Tai yra 5 sekundės įkvėpimas, 5 sekundės iškvėpimas. Jei praėjo 2 minutės, nuleidžiam kojytės, rankytės galim ir taip palaikyti, galim nuleisti. Ir jaučiame lengvumą rankose ir kojose. Taigi, darykime šitą pratimą kiekvieną rytą. Šiandien jums užduotis praeiti 3,5 tūkstančio žingsnių. Ir pabandykime truputį greičiau. Labas rytas, mėly senjorai! Kaip miegojote? Ar padarėte šiandien rytinę mankštelę, ko jūs moko Arūnas? Jeigu padarėt, lovoje, mankštelę, keliaujam į vonios kambarį ir užsiemam burnos higieną. Pirmas dalykas, ką turim daryti, prisimenam, nusivalom liežuvį. Antras dalykas, imam dantų šepetuką ir pastą ir būtinai išsivalome dantis. Galit sakyti, taigi aš dar nieko nevalgiau, kodėl aš turiu valyti dantis? Bet iš tikrųjų, dantų valymas prieš vandenį, rytinį vandenį yra būtinas, todėl kad per naktį vyksta toks gyvenimas mūsų burnoje. Milijonai bakterijų, milijonai ten mikroorganizmų sudaro ant dantų mikroplėveles, kurias reikia mums nuvalyti. Taigi užsidedam labai nedidelį kiekį dantų pastos ir gerai išsivalome dantukus. Taip mes pašalinsime visas bakterijas, toksinus, kurie ten gyveno ir puotavo visą naktį. Na, o dabar einam kitą dalyką daryti – gerti rytinį vandenuką. Jau kaip atsibodo šitas šaltis, tai ne tas žodis. Bet gera žinia yra ta, kad užvažiavom į Norfą ir pamatėm antį. 8 eurai. Nu, kaip galima susilaikyti? Nu, ne kalėdos. Antės. Taip užsimanėm, kad vis dėlto nusipirkom ir vakar išsikepėm. Ką aš darau su antim? Vakar suvalgiom pusę antės. Ja, aš darau džiovintais obuoliukais, savo slyvomis. Aš antį padalinsiu per pusę ir šiandien naudosime kelis baltymus. Būtent gyvūninės kilmės baltymus, nukaulinsiu šitą mėsytę ir augalinės kilmės baltymus, būtent avinžirnius. Taigi, išsinagrinėjau ketvirtį antės, o šitą ketvirtį užsišaldysiu ir panaudosiu maždaug po porą savaičių arba tada, kada nebus laiko kažką tai gaminti. Nukaulinus gavosi 230 gramų grynos mėsytės, vadinasi žmogui po 110 gramų, tai yra pilnai pakanka gyvūninės kilmės baltymų. Šis šiltas troškinys bus labai vertingas, ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms, kada reikalinga palaikyti raumenų masę. Tai toks troškinys ir sušildys ir suteiks labai daug vertingų maistinių medžiagų. Kokias daržoves naudosim? Aš suskaičiavau, kad mūsų troškinyje bus 780 gramų daržovių. Bet darant troškinį, didžiausia klaida, kad mes viską perverdam. Už tai noriu parodyti, kaip išlaikyti daržovėse visą tai, ką jos mums gali atiduoti. Kokias daržovės naudos? Duosime morkas, jos žinoma regėjimui ir mūsų imunitetui, nes turi beta karoteno. Todėl jos oranžinės. Salieras. Saliero stiebai labai vertingi, tačiau mums dažnai nepatinka jų plaušeliai ir būtent plaušelius aš nuskutu va taip plonai su bulvių skutuku. Salieras mažina kraujospūdį ir palaiko skysčių pusiausvyrą, tai yra natūralus diuretikas. Na, o likusį salierą aš tiesiog apvynioju, kaip matote, drėgna servetėle ir laikau šaldytuve. Kaliaropė. Nuostabi daržovė ir dažnai troškinius dedame bulvę, tačiau vietoj bulvės šiandien naudosim kaliaropę, nes jinai ypatingai reikalinga virškinimui, nes turi
turi daug skaidulų ir vitamino C. Svogūnėlis tai natūralus antioksidantas ir stiprina širdį bei imunitetą. Na ir paskutinis dalykas tai yra šlakelis citrinos sulčių. Džiovinti obuoliai suteikia natūralaus saldumo, padeda švelniai skatinti virškinimą ir juose yra nepaprastai daug skaidulinių medžiagų. Iš prieskonių naudosime ciberžolę. Ciberžolė tai jau visiems aišku, kad natūralus priešuždegiminis prieskonis. Kepant antį mes keptuvėje ar kepimo inde matom labai daug riebalų. Tos riebalus aš supilu į stiklainį ir naudoju pagardinti ar tai košiai, net pavyzdžiui tokie grikių košiai, arba šiuo atveju porą šaukštų naudosime pakepti daržovės. Beje, mokslininkai sako, kad anties riebalai netgi geriau už sviestą, todėl kad 50% juose yra mononesočiųjų riebalų, na taip pat kaip alyvuogių aliejuje. Imkimės darbo. Smulkiname svogūnėlį. Dedame porą šaukštų anties riebalų. Kaip matote, keptuvė nėra įkaitinta. Tik įjungiu šilumą ir suberiu supjaustytas morkas ir svogūnus. O kaista, svogūnai ir morkos, mes pjaustome kitas daržovės. Suberiame daržovės, pamaišome. Galite tai daryti didelėme puode. Aš mėgstu didelius plačių dugnų puodus tam, kad tiesiog visos daržovės vienodai kaistų. Suberti ciberžolę ir beriam šiek tiek druskos. Pamaišom. Obuoliai kovoja su bloguoju cholesteroliu. Viskas vyksta labai greitai. Galima šiek tiek nupilti nuo avinžirnių skysčio ir įdėti pusę indelio avinžirnių. Suberiam antieną. Susmulkintą antieną. Matote, kaip gražiai atrodo mūsų troškinys. Puikios spalvos. Ir kad būtų greičiau, įpilam verdančio vandens apie 200-250 ml. Dar įmetu porą lauro lapų. Jie taip pat labai padeda sąnarių sveikatai. Ir uždengiu. Po 6-7 minučių galime sėsti prie stalo. Šis patiekalas tiks ir pietums, ir vakarieniai. Juose labai daug baltymų. Vienoje porcijoje bus apie 60 gramų baltymų. Tokiam troškiniui tiks ir triušiena, nes triušiena taip pat labai švelni, gera mėsa. Taigi, 5-7 minutės praėjo, nuostabus kvapas po virtuvę ir pilam troškinį. Jeigu aš parodyčiau jums, dar kaliaropė yra kieta. Matot, jinai nesusispaudžia. Daržovės turi nesusispausti. Morkytė taip pat yra dar kieta. Daržovės turime kramtyti. Ir va toksai troškinys yra ir pirmas, ir antras patiekalas. Ir tikrai užtikrins ilgam sotumo ir šį šaltą savaitgalį pradžiugins. Nuo pernai turiu pasidariusi krapus su alyvuogių aliejum, kai užsiauginu daug krapų, tiesiog juos sumalu su alyvuogių aliejum, čia sustingęs alyvuogių aliejus. Ir kada reikia pagardinti kažkokius tai troškinius krapais, tai tą ir darau, imu šaukštelį krapų su druska, todėl druskos dėjau nedaug į troškinį ir troškinys pakvimpa šviežiais krapų.